Jonaitė, kuri užpildys tą gražų sodą dainomis. Tai nepagailėkit jai gražių plojimų, ovacijų ir taip pat gražių minčių. Marija. Aš dabar noriu pasakyti, ko galima tikėtis. Aš šiaip 2 metų neturėjau solinio koncerto, tai čia man labai didelis įvykis. Ir balsas, kaip girdit, toks, ne visai skambu šiandien. Tai aš daugiau gal grosiu, nei dainuosiu, padarysim tokį miksą. Ir kadangi esame Maironio būtent namuose, jo kieme, tai mes turėjom tokį susitarimą, kad būtų poetų žodžiais dainos. Tai aš stengsiuos būtent lietuvių poetų žodžius ir jums atskleisti. Ir bus labai įvairių ir galbūt tematiškai nelabai surištų, bet man labai mielų dainų. Ir tikiu, kad didžioji dauguma bus jums girdėtos. Tai jeigu norėsit, prašom ir įsijungti, ir dainuoti, ir ploti, ir visą kitą, ir linguoti. Čia tikrai ne tas variantas, kur reikia kaip ir reikia bošlotą nusidėti. Nes ir paukščiai va pritarė. Tai visiems gero vakaro, man irgi gero, kad išdainuočiau iki galo. Dabar atliksiu vieną dainą visai šviežią, galbūt žemą girdėt per radiją. Yra viena tokia garsi pianistė Lietuvoje, Ieva Dudaitė. Mes čia visai netoli su ją jėzuituose mokėmės. Jinai biškį jaunesnė metais ir dviem, truputuką. Daug studijavus užsienį ir išleidau savo albumą, pirmą kartą savo pačios dainų ir taip pat natas. Tai aš netaip seniai buvau Jonavojos koncerte, nes Kaune nespėjau, tai važiavau Jono. Ir jinai, vienas iš kūrinių aš parašytų būtent yra balsui su fortepijono pritarimu, nors jinai nėra vokalistė, jo sesė operos solistė. Tai aš dabar taip šviežiai bandysiu jums tą kūrinį atlikti. Tai jeigu būsit girdėję, tai labai prašau įsigauti.
slysta pro miglą praeiti. Aš lauksiu tavęs, apsisiautus tyla, kai moka laukt naktis pakeliai. Kur keliai mūsų kur keliai mūsų kur vakar buvau, dar manęs nėra, kur balsą girdėjai ir tik tyla. Tu net nežinosi, kad laukiu tavęs. Tu net neįtarsi, kad aš jau ne tavęs. Kur keliai mūsų kur keliai mūsų kur keliai mūsų kur keliai mūsų Kadangi visai neseniai buvau Ievos Dudaitės koncerte ir jinai parašė muziką šitai dainai, jinai pristatė ir žodžio autorių. Tai Linas Šlekys, jis gal nėra tiek žinomas apšiai kaip kūrėjas, bet jisai buvo jos artimas giminaitis ir draugas ir pakankamai jauno amžiaus nuo sunkios ligos mirė. Jinai nesileido labai stipriai kalbas, bet sakė, kad padarė jai labai didelį įspūdį ir įtaką gyvenime, kaip labai pasiligojęs žmogus, labai šviesus. Ir vat, turbūt vien dėl to jis tiek ją įkvėpė, kad jinai net vieną dainą, būdama pianistė, sukūrė su žodžiais. Nors tai jai visiškai yra tarsi ir svetima, bet manau, kad šitas kūrinys tikrai vertas dėmesio ir kuo daugiau aš jį groju, kuo daugiau aš jo klausau ir atlieku, man atrodo, kad jis vertas skambėti ir galbūt net skamba šiek tiek kaip Narkutės Ievos kūrinys, man tai panašiai skamba. Tai tikiuosi, kad jums patiko ir klausysitės Ievos. Dabar skambės kūrinys Svetimi, kurį daugumą žinot iš Mango repertuaro, bet iš tikrųjų tai yra senos roko grupės Afiša kūrinys ir toksai, sakyčiau, tamsokas. Ir tiesą sakant, neradau tikslios informacijos, ar kieno tai yra žodžiais. Spėju, kad vieno iš muzikantų tos grupės, tai negaliu tiksliai pasakyti ir nemeluosiu, nes nežinau tiksliai. Tai čia, manau, tikrai žinot irgi, prašom drąsiau. Paukštis pro šalį nuskris, nuneša mano mintis, banga paglosto ranką, tavo kūno šalia, bet
Viskas, kas buvo, tai lūpos ir akys, juoda tyla ir meilės alkis. Viskas, kas buvo, tik paukštis nuskrido, tuštuma juoda tarp mūsų paliko. Rytas jau čia ir greitai švis. Paimu ranką ir plaka širdis, svetimi. Uždavėjas už lango, svetimi. Ir nebūsim drauge, svetimi. O šią ežero bangos, svetimi. Ji dabar jau kita. Svetimi, šokia akis paeina, svetimi. Verkia ryto rasa, svetimi. Išgirstu tavo balsą, tu atleisk, bet aš tikrai nebe ta, nebe ta. Sakau, nebegrįšiu, bet vėl atvažiuoju. Sakau, pamiršau, bet vėl sapnuoju. Negaliu būt šalia, negaliu būt toli, nebegrįš vaikystė į kažkur praeitį. Sakau, nebegrįšiu, bet vėl atvažiuoju. Sakau, pamiršau, bet vėl sapnuoju. Negaliu būt šalia, negaliu būt toli, nebegrįš vaikystė į kažkur praeitį. Rytas čia pat ir greitai švis. Paimu ranką ir plaka širdis, svetimi. Uždavėjas už lango, svetimi. Ir nebūsim drauge, svetimi. Šokia akis paeina, svetimi. Verkia ryto rasa, svetimi. Išgirstu tavo balsą, tu atleisk, bet aš tikrai nebe ta, nebe ta. Dabar bus toks klavišo intarpas, nes man jau balselis sako, kad reikia ilsėtis biškį, jeigu nori dar padainuoti. Tai čia taip pat bus Ievos Dudaitės kūrinys. Vadinasi Alba. Irgi praeitų metų kūrybos taip pat yra šitam leidinį.
Martis gal. Koks kaskadininkas, ten kažką veikia mane. Svarbiausia, aš nepasijaučiu. O dabar bus daina, jeigu kas nors dainų šventė ruošiate su kokiais kolektyvais ar anksčiau esate dainavę, tai tikrai žinos, dėl tos dainos. Žodžiai žyma Justino Marcinkevičiaus, o muzika Laimučio Vilkončiaus. Tai tikrai, manau, didžioji dauguma esate girdėję, bent kartą gyvenime šitą dainą. Nemanau, kad įmanoma jos išvengti, jei bent kažkiek muzikos klausyti. Bet vengti ir nereikia, nes labai gražus kūrinys. Tik tai išgirsit šiek tiek kitokią aranžuotę fortepijonui. Šiai dainų šventė ją pasunkinu. Čia, kad man būtų linksmiau, aš būtent tą variantą ir pasiruošiu. Tai kažkaip tik dabar pagalvojau, kad reikėjo gal su Marcinkevičiaus žodžiais daugiau kažką paruošti, pavyzdžiui, kernagio, kai sirpsta virš jos trunkiai. Nu, bet čia gali eksperimento gautis ant pabaigos ir jį daug klošti. Aš jaudinuosi dar to žodžio, kurį palikami pamiršo, kuris dabar, kuris ant lauko apžėlęs guli kaip akmuo. Suplyšo dėl kultuvės, kuri supuvo, dėl sąjungos pravilo bijau. O bijau aš dėl miškų ir upių, aš bijau, man rūpi ežerai ir paukščiai kaip jie. Dabar be mūsų veis ašarų Dievo akį, Lietuva, ką tu veiki, Volunga, šoka žuole,
Dar vienas Dudaitės Ievos kūrinys, Marija, skirtas jos dukrytai Marijai. Aš irgi Marija, tai man labai patinka. Dėl to. Dabar noriu padainuoti dar vieną dainą, kol dar balselis biškiai skamba. Kulikausko, kuris, jeigu žinot, labai sunkia liga gydėsi ir dabar perleido dalį savo dainų. Solo pats įdainavęs ir kaip tik klausiausi, dar šiandien specialiai kažkaip nežinojau, kad yra taip išleista. Toks kudutis, bet su savo garbūnėliu visiškai kitaip atrodo, aš net galvoju, kad ten kitas žmogus ant viršelio, galvoju, kodėl Kulikauskas uždėjo kitą vyrą ant viršelio. Po to susigaudžiau, kad žmogus tai tas pats, akis taip pat džiugo, aš šypsena ta pati. Ir jis turi labai gražią dainą, žodžiai Linkevičiaus yra, Ateina Dievas. Ir manau irgi bus daug kam girdėta, nes labai populiaru yra ir per LRT, per poetų dainas. Yra nekartą skambėję ir jis pats yra atlikęs su skirtingais muzikantais. Tai dabar bandysiu šitą, tokia kaip ir vyrišką dainą atlikti, matysim, kaip man klausyt, nesu niekad viešai dainavus tas dainas.
laukus ir pievas. Taip tylu ir taip tylu aplink. O gal nenuovargis ji prilenkė. Gal mano žvilgsnis toks obuojas. Matau, kaip Dievas apžvelgia apylinkę. Ir nei prie kelio kryžiaus nesustoja. Ir eina jis tolyn, lazda pasiramsčiuodamas. Nuo rūpesčių pražydęs. O gal nerūpesčiai, gal mano nuodėmės. Pražildė jį kaip miglos šilą. O gal nerūpesčiai, gal mano nuodėmės. Pražildė jį kaip miglos šilą. Štai vieškeliu ateina Dievas. Iš nuovargio kaip elgeta sulinkęs. O vakaras jau apgaubė laukus ir pievas. Ir taip tylu aplinkui. O gal nenuovargis ji pralenkė. Gal mano žvilgsnis toks abuojas. Matau, kaip Dievas apžvelgia apylinkę. Ir nei prie kelio kryžiaus nesustoja. Štai vieškeliu ateina Dievas. Iš nuovargio kaip elgeta sulinkęs. O vakaras jau apgaubė laukus ir pievas. Ir taip tylu aplinkui. O vakaras jau apgaubė laukus ir pievas. Ir taip tylu aplinkui. Tikiuosi, kad bent tyliai, bent mintyse, ką žinot, tai padainavot. Ir ką aš ten sakiau apie pabaigą, gal sirpsta vyšnios suvalkyti? Ne, nu, kad jau pasakiau garsiai, tai dabar reikia. Gal kaip ir reikia? Na. Aš esu girdėjus, mačius YouTube platformoje tokį įrašą. Senoką, 16 gal metų, gal 18. Iš muzikų parado, kuris dažniausiai būdavo filmuojamas Filharmonijai. Man ir pačiai su Pastoralės kolektyvu tekę ten dainuoti. Ir jei neklystu, ten poros metų tarpu, jis šiek tiek anksčiau. Tuščia salė, tik tai ant scenos turiu minty, tik tai fortepijonas, jis prieina prie fortepijono ir sako, gal aš taip nuodėmingai padarysiu, bet sugrosiu aš šitą kūrinį šitoj scenui, nes jam turbūt atrodė, kad Filharmonija yra toks šventas dalykas, kad tik tai grandi klasikos gali skambėti. Ir jisai pasakė, sėdėdamas prie instrumento, sunėręs rankas šitaip ir taip paaiškino, kad jis kaip perskaitė Marcelijaus Martinaičio žodžius, šitus, jisai tiesiog jam taip susinėrė tie žodžiai su muzika iš karto, kaip su jokia kita daina. Nieko nuostabaus, kad jinai taip skamba
kaip ir graudžiai, nors atrodo, kad tas tekstas neturi savyje tiek daug, bet turbūt tarp eilučių. Ir, vat, o galbūt Kernagis tuo metu, kai skaitė eilėraštį, jo nuotaika buvo tokia, niekas negali dabar pasakyti. Bet esmė tame, kad tai yra toks tikras dainuojamosios poezijos pavyzdys, kada nei žodžių gali numesti nuo melodijos, nei melodijos nuo žodžių. Nu bent jau man taip atrodo, bet lygiai taip pat atrodo ir amžinatilsį Kernagiui. Tai aš dabar bandysiu su jūsų pagalba kažkaip išdainuoti šitą dainą. Išgroti ir išdainuoti. Bet dabar tikrai turit visi padėti. Bent priedainį, nieko nežinau. Galit kai žodžius? Pasistengsim. Gerai. Kai sirpsta vyšnios suvalkijo, raudonos, kad pravirkt gali, rasi ten lašą nuo lelijų, lyg dalga šimelys gaili, ir pjauna širdį tarsi domino, lyg gyvonės, lyg pašaknų. Taip tariama, kažko nėra, lyg artimų. Tokia tyla gyvybėn smelkės, kasdienio širdino ugnį. Tokia daina, kad užsimerkia, dainuodami lyg mirdami, lyg pašaknų ten pjauna širdį. Vandenys liūdnai ir dulkės vieškelių, dar šiltos, tarsi sodai pupelai. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Lyg pašaknų, o vakarais kažko taip tolima, kažko nėra, lyg artimų. Kai sirpsta vyšnios suvalkijos. Ačiū Jums labai. Dar labai norėjau padėkoti tiem, kas organizuoja, ir 4 vyram, kurie nešė šitą pianiną. Dar yra. Man, čia įsoda. Jau šalta, bet dar privarimo nosį jaučiu, kad jau...